Kaimas. Žiūrovas, ši laida trykšta meilę artimam savo. Jei kas jūsų yra nemylimas ar niekada nepatyrė šio jausmo, ši laida jumi gali suerzinti. Tad išsijunkite televizijos imtuvus. Valio! Kas ten toks? Budulis. Tu bandiukas, seniai matytas, labas. Turiu 2 nuodėmės labai didelės. Norėjau įsakyti. Didžiausia nuodėmė yra ta, kad susprogdinau vietoj verslininko patrulių su jų Volga praeitoj laidoj. Kokia čia nuodėmė, čia geras darbas, į dangų pakliūsi. O dar kitoj praėjusioj laidoj, tai senukų lavonėlius lavonų firmoms pardavinėdavau kailiukais vadindamas ir už tai ėmiau pinigus. Čia biški blogiau. Klausyk, aš prigalvojau gerą planą. Davai tu nesenukus galabik, o kokį nors surask jauną, gražų šaumėną. Ir tada taip darysim. Kūnas tau, a jų siela ir pinigai. Man, okei? Va čia tai gerai. Tai labai ačiū. Iki malonaus. Davai, varyk. Labas vakaras, įsimylėjėliai ir besimylintis. Sveiki, susiporavę ir besiporuojantis. Šiandien Švento Valentino dienos proga ypatingai nemalonu yra jausti, kad nors ir esi turtingas šaumenas, bet nieks tavęs nemyli. Kad atėjus namo nėra kam užkurti automatinio židinio. Nereik manęs gailėtis, aš neužtengus moku. Mielas Algirdai, klausyk. Tu dar čia budulis, nuvaryk kandėlas kaip tarimės. Davai, bėgom. Pastorius Segiukas, prašom nevaryti savo propagandos mūsų laidoje. Jūsų tyros meilės bažnyčia skirta nuo Dievo, nuo orbitos. Budulis, prašom pas mane čia. Hop. O, budulis, niekaip negalit mes savo pražutingos daktaro praktikos. Žinokit, viršininkas, tokiem kaip aš, visą laiką darbo užteks. Mielas kapitonas Algirdai, jau jeigu prašnekam apie meilę, nepapytis, ne? Tai čia jau mano tyros meilės bažnyčios kompetencija. Nes kaip mes visi žinom, Valentinas kažkada buvo šiaip kažkoks lochus, pentichus, toks ananiuga užsiparinęs, kol vieną dieną neįsimylėjo vienus bobus. Ir taip stipriai mylėjo, kad tapo šventuoju. O jūs, pastorius Segiukas, prašom nepudrinti mums smegenų su savo Švento Valentino diena. Ja prigalvojo tokie verslininkai kaip jūs, kad po naujų metų nors kiek užsidirbtų babkių. Skirtingai negu Vilniaus meras Artūras Zuokas, kuris sugalvojo nemokamą sekmadieninę kavą oranžiniams senukams. Budulis, ką jūs čia daro dabar? Viršininkas, norėjau jums blogas mintis iš galvos išvaikyti. Viršininkas, norėjau blogas mintis. Sostinėje tęsiasi Vilniaus miesto mero sugalvota akcija oranžiniai senukai. Išsiropštę iš Šlovyčių šventadienį visi pensinio amžiaus vyriškiai ir moteriškės turi galimybę užplūsti sostinės kvides ir naudotis nemokomomis gėrybėmis, gerti arbatą, kavą ir kitokius saldžiosius gėrimus. Štai kaip tik turime porą pensininkų, sakykite, kaip sekasi. Neblogai, iš mišių grįžtam. Iš po šventų mišių einame į kavinę, Zuoko kavutės išgert. Einam ir to, Filadelfija. Man neduos. Mūsų sūnus būsi. Mūsų manis duoda. Einam. Nebloga šiandien diena gavosi. Aš rūpus miltai, Janevėt, pamokslas koks buvo. Man labai patiko ta vieta, kad negalima su svetima boba dulkintis. O, tau tai viskas apie tas dulkinimas. Man visą meną gavo. O, čia literatų restoranas, čia Pečiulienė ant stalo šoko. Sakykite, ar džiaugitės Vilniaus merų iniciatyva dėl nemokamos kavos? Tylėk, leliukas. Leliukas, aiškini dabar. Kavą na haliavai gert visada malonu yra. Tai aišku. Zuokai, tu jėga, Zuokai, jie. Labą dieną, kavos einam. Kavos einam, na haliavai išgeršim. Tai Zuokas už dyką duoda. Zuokas už dyką duoda kavą. Na šiknas už savo kavą. Šiknas už savo. Nu viskas, apsiraminam einam. Einam greičiau, klausyk, jau sustos eilė. Einam. Va, kavos. Va, čia kava.
Pastumtų žmogų, jeigu nepraeini, jeigu aš... Suka, tu mano kavą išgersi. Aš be kultūros visai žmonės. Kur kava na kaliava yra? Duokit mums priklausančią kavą. Kur mano kava? Kodėl jūs nekreipėte į mane dėmesio? Atsiprašau, duok kavą čia. Jūs jį ignoruojate. Nu, duok kavą. O gal galit man šitą kavos įdėti šiaip, jūs sumalkite. Sumalkite. Ir į maišelį man įdėkit, nu. Einam baliukas atsisėsim kur nors. Baliukas. Labas. Labai malonu man. Na paveiksluok viską. Labai naujus dailiais. Palengvėjo mano... Balių paėmė. Atsisėsim. Einam atsisėsim. Padukas labai palengvėjo. Nu, šitas va vieta laisva. Saldainių turiu prie kavos. Kur tu imi mano saldainas? Kur tu imi mano saldainas? Mano saldainas! Kaip tu galėjai mano saldainas? Kaip tu galėjai Bet vaikystė labai kraujas iš nosies bėgdavo, tai man pridegino vieną kartą, ko mes čia pykstamės. Čia tikrai dėl saldainių? Saldainių, kažkoks kraujas, nieko nesąmonė, einam iš čia. Kaip geriau? Einam kavos. Žiūrovė, situacija tikra nors iš piršto laužk, tačiau kraujas tikrai netikras. Ačiū Zolui už kavą, labai, Artūrai, iš tave balsuosime iš kavą. Siaubas. Štai matome, Vilniaus miesto organizuota akcija Oranžiniai senukai baigėsi kruvinomis pensininkų riaušėmis. Įvykių vietą važiuoja specialiosios tarnybos. Padėk viešpatį. Tuos senukus reikia pagydyti. Labai norėčiau, kad jie būtų mano pacientai. Ei, Buduli! Ką? Buduli? Ką? Tu matyt vaikystė labai stokojai meilės, augai su... Buduli! Ką? Su kiauliu. Su kiaulė auga! Ne, aš vaikystėje augau su Tarybų Lietuvos kronikomis. Tai vienas ir tas pats. O gal su vištomis? Ką? Paichalas fabrikė kova. Džiaugsmingai dūzgė džointų susukimo staklė Kauno Paichalas fabrikė. Vot marihuanas vergė Audronė Dumtraukevič per pamainą susuka toną skanką kasiakų. A šitą su lesbietis veidą labiau mėgsta trupinti gašišą. Vot kiek Paichalas. Gal įpūsim go. Ne, aš geriau pasigaminsiu porą daroškių amfetaminas, porą klokerį Aldona. Ir aš, atsako jai Pyko Bartukas, einu su ostysiu, šypsosi šalmis. Žurnalo pabaiga. Žurnalo pabaiga. O kur apie meilę? Bus po reklamos, mano meilutis. Ką tu čia vėl darai, ką? Ai. Meilė ir pinigai. Pinigai ir meilė. Nu, meilė pinigams ir pinigų meilė. Meilė tai amžina vertybė. Vienas dievas. Ir aš. Tu žino, kodėl žmonės pamilsta vienas kitą, tačiau praėjus kiek laiko viens kitą dėl pinigų užbeisbolina. Panelės. Buduli. Ką Buduli? Gerai kapitonas Algirdas bazarina. Taip, o dabar pristatau jums telenovelės Košmaras Bijūno gatvėje antrąją dalį Meilė iš pirmo žvilgsnio. Beje, Buduli, kur yra ta Bijūno gatvė? Čiagi mano įtakos zona. Kur tu buvai? Bažnyčia. Eik namo. Viskas, nu gausi diržą man. Ai, gausi diržą. Aš tau išpersiu kailį. Ateik čia. Aš tau kailį išpersiu. Stokit. Mano, tėvuk. Aš vis tiek tave myliu, negaliu, muštranka nekyla. Čia mano draugė. Kas? Draugė. Prašom. Labą dieną. Labą dieną. Kaip? Šampūną išgersim, kavutės. Kokia draugė dabar čia tu? Bažnyčios jūs pažinom.
Bažnyčios susipažinai, tai gal turi ją dar ant altoriaus užversik. Kad čia iš kokios? Tai čia iš tos pačios. Iš Šventaurimo ir Ramūno. Gerai. Nu tai jeigu jau atvedai, tai nesk į kambarį tada. Labą dieną, panelė, prašau. Į kambarį šampaną viską. Klausyk. Prašom. At jaunimas, klausyk, bręsta. Dar vakaris, klausyk, žaidė su Kyku paišė ant lubų. Aš šiandien jau panas atsivedu. Ką man tėvui daryti, klausyk, O gyvenimas, o babėt. Kur tu kojas padėjai? Dėk ten galva. Klausyk. Žinau, Petrai, atėjo metas mums pakalbėti kaip tėvas su sūnum. Šunelį, tu augi, tavo organizmas bręsta. Taip, aš pastebėjau, kad naktimis, kai tu miegi, tu šikloji koldrą ir labai kvepuoji. Negalvoju, kad aš nežinau, ką tu darai. Bet, šunau, tau patikėk dar per anksti yra vestis moterį į mūsų namus. O kaip jūs, ponia, atsiprašau, čia visai vaikas yra dar, jūs tai sena boba, kaip jūs galite suvedžioti mano vaiką? Taigi tarp mūsų nieko nebuvo. A dabar šį virtuvę atnešk kavos, taigi atnešk šampaną, atnešk šampaną. Čia, Alitos nešk kokį prancūzišką, kažkokius pinigus, tu pintuchas. Čia vat Petras vaikystėj. Ai, koks. Dailus. A tikrai nieko nebuvo aptirpęs, ne? Nu, ne. Ką išmokat daryti ant ūkio? Aš viską moku. Skalbti moku. A valgyti mokate daryti? Valgyti moku, daryti blynus kepti. Blynus mokat kepti? Ai, kaip aš mėgstu. Su uogiene. Su uogiene. Šampano. Nebuvo, tai agurkų atnešiau. Kokius agurkus? Ai, čia mes su Petru raugiam agurkų. Agurkų. Čia. Kur čia rendidu? Kur kojas didžiul pagalimas? Čia agurka. Ne, aš gal pats įsivažiuoju. Petrai, turėsi mamytę. Labai ačiū. Turėsi mamą. Čia socialinis darbuotojas pieną atnešė, aš pabūkit. Tu man žiūrėk, aš ateisiu. Atbėgu, štai ir aš. Sekundę, socialinis darbuotojas pieną atnešiau. Užėk. Labą dieną. Irinos pas jūs čia tokios nėra? Kokios? Irka Budulevič. Čia man žmonės kaimynai sakė, matė, su senu žmogum pasisibūdą atėjo. Čia tokia negyvena, ne. Negyvena čia nėra? Ne. Kas tam kambarį? Mano sūnus. Parodyk. Irina! Tu man įsikivavo! Senis atšok! Susirink daiktus! Kaip tu galėjai mane sunervint? Dūra tu! Aš tave kiek ieškojau! Durnė tu! Laik lauk, dinkis čia! Oi, tu šalava! Tu kur tu man bazojasi? Durnė! Aš per tave kiek nervuotis turiu! Kad tu man nelavai? Kaip šventas melas. Nusiraminkite, meldžiamasis. Mes turim eiti virtuvę, pašnekėsim vyriškai, kaip vyras su vyru. Tu su manim vyriškai nori pašnekėti, a ne? Nu, eina, pašnekėsim. Vyriškai pašnekėti, ne? Taip, sėskitės. Klausau. Aš esu Boleslavas Ramanauskas. Aš visą gyvenimą sunkiai dirbau, taupiau kapeiką prie kapeikas. Šitą būtą mes nupirkam ne taip paprastai. Anksčiau gyvenau dviese, bet tai buvo ne sūnus, su kita moterim gyvenau. Nebuvo moteris. Ką aš šneku, aš visiškai susipainiau, jūs toks labai piktas atrodote. Jūs žinot, kaip yra. Su moterim turi būti švelnus.
kai jūs rėkėt ant tos savo Iros Budulevič, man, žinokit, pasidarė labai nemalonu. Šitaip nereikėtų daryti, rėkauti, nes kaimynai gali kažką pagalvoti ne tą, žinote. Kandės! Seržantė Omega, prašom tuoj pat grįžti į orbitą. Ne. Kaip tai ne? Kai jūs grįšite, jūs maldausite verkdama, kad mes leistumėm jums paspausti tą, nepatogu sakyt ką, mygtuką. Sakykim, kad aš turtingas ir man rūbai madingi. Jis turtingas ir jo rūbai madingi. Vo! Aš irgi turtingas ir mano rūbai dar madingesni, bet aš esu šaumenas ir geriausia roko grupė kartu paėmus. Aš turiu medalį. O tai būtų medalį. Įdomu, jeigu į skupkę nuneščiau, ką nors gaučiau, prabos tai nėra. Nu tai, kapitonas Algirdas, svarbu ne už ką medalis, o kiek jis kainuoja, ne? Reklama. Seržantė Omega, galima šis vadinsi tiesiog Kotryna. Taip. Nu, matei, kapitonas, kad daro reklama ir pinigai. Svarbu madingai rengtis, gerai atrodyti ir jėgovai šūda man. Tada tapsi visų mylimas ir įtakingas. Kaip komisarai? Kad čia mojuoju stolas da. Ką, komisarai, skanus tarčiukas Volgoje buvo? Skaniai pavalgėt. Praėjusioje komisarų serijoje. Ale jopšik mat! Kaip aitvaras! Aš tai sakiau verslininkas, gal kažkoks susprogo. Gal žinai, gal ir pareigūnas, irgi verslininkas. Kam nesusimokėjo iš aukštesnių, žinai. Gerai užtekščio važiuoju. Tu apie mano žmoną baik juokauti, aš tau pasakau. Baik juokauti apie tavo žmoną. A kad tenai yra paskutinta visi nuovada tai aš neturiu baigti juokauti. A tu skaitai, patrauki ranką. Klausyk, šudėslovai tu. A tu, Mizyslavai, klausyk, aš manai nežinau, kad tu praėjusiai laidoje apie mane šnekėjai, kai aš nuėjau stabdyk mašinas. Operatorius, atsuk, pažiūrim. Klausyk, tu čia perinkis prie moterų, aš... Va, tą ir gaudau, klausyk. Operatorius, aš neužmušiu iš manį. Aha, šūdė tu. Žinotum, ką apie tave šneka komisarai nuovadoj. Kad savo laičkas p***ą užsidirbęs pats. Šūdas, durnius. Nu, matei? Aš žiūrėk, ar savo kelnes kartais nešūdinos. Šūdėslovas. Tu mane nenervuok. Šūdėslovas. Aš tau tą... Ušuotas šūdėslovas. Ušuotas šūdėslovas, a ne? Aš tau ušuotas šūdėslovas parodžiu. Tu vėl man neatsidaro. Mašinytę sudaužiai. Kas tau sakė, kad jinai tavo mašina? Čia mano mašina. Kas tau sakė, kad jinai... A tu čia aiškini? A kodėl manęs aiškini, gaidžiukas? A kas čia? Pakelk kepurę. A tu pasi Matau! Atsiprašyk manęs už viską, už žmoną, už tave, už... Atsiprašyk! Polieslavai! Kepurė, paėmų! Ir mano kepurė irgi... Ir mano nukrypti! Aš tau parodysiu tu! Aš tau parodysiu tu! Bėgam tu neatsilygas, tada nušausiu! Kepurė peršovė, matai? Svoločius, klausyk, jis iš mane darys. Kokį tai rodo, ką? Polieslavas! Neprašau! Neprašau! Polieslavai save! Užšūriu! Nepatai! Aš tai supakau!
sakė. Baigėsi kulipkas. Nešaudyk viskį, baigėsi kulipkas. Ką sakei? Kulipkos baigėsi, sakau. Tu išsitaisysiu. Aš irgi čiūrikas pasisioti einu. Koks tai? Podės lovas, šūdės lovas. Kuku. Stanislavas, Vladislavas, Mėžišlavas. Podės lovas. Tu manau, šalka, nušovai tu. Ei, tu jūros neplė, agirdi. Ką tu man sakai? Tu savo laišką per užsidirbai. Tu man kraują paleidai. O tikrai paleidau. Tu mane sužaidai. Labai skauda. Skauda. Podės lovas. Baigėsi. At sabaka, ką? Kaip aš jau nekenčiu, tik žiūrėjau. Džiaugis, kad kontrolinio šūjo nėra. Koks šiguliai kaip lavonas. Oi, Jėzus Marija. Oi, Vladukai, klausyk. Oi, koks tu sunkus šūdžius esi. Koks tu sunkus, aš negaliu. Štai kokia būt lavoną, niekam nesakykit, gerai? O, tu čia ką darai, čia laida ne vaikams. O, viskį mašiną pasadinsiu tave už vairą. Oi, koks tai sabakas sunkus. Teisingai žmonės šneka, kad lavonai sveria kur tai 4 kartus daugiau negu gyveliai. Pasadinčiam tave, kad atrodytum kaip gyvas ir dar vairuotum. Gaila man tavęs trūks turbūt. Rankutės į kitą rankutę, kojytę ant pedalo. Ja, užvedam gazelį. Gazuoji, kur skubi? Neskubėk kojom į priekį išneš. Operatorius uždaryk durį. Jis visą laik mašinas daužydavo, atrodys, kad pats sudužo, ne? Bet kaip gaila vokiškas mašinas, klausyk. O kaip, viso gero, Vladukai. O dabar bus vaizdelis. Bet kaip gaila mašinas. Žinau, šitukas laiškas per užsidirbo. Nu, sabaka. Ar mašinytas gaila, velnės tokia buvo mašina vokiška, su priklausoma galinė pakaba. Atkočiu. Kad tu patvėstum štai man. Žinosi, kaip ant mano žmonos sakyti, pedarašinė du. Įdomu, kiek šovinių dar liko dar pašaudyti. Ai, mašinytė, ai, šovinių liko. Dėkojame autoservisui Henris Auto už tai, kad taiso originalius Ford automobilius ir tiekia originalias Ford markės automobilių detalės. Valio! Žinot, brangų žiūrovai, Švento Valentino dienos proga aš supratau vieną dalyką. Kuo jūs mane labiau mylit, tuo mane dažniau rodo. Nu, pagaliau suprato. Nu, Kaip tik todėl dabar aš jūs ir išjungsiu. neįsijungtau, ką vpadlai, ką?
O išjungęs palinkėsiu daug pinigų ir meilės. Ar meilės ir pinigų. Man atrodo, tai vienas ir tas pats. Susitiksim po savaitės. Iki.